Labas vakaras. Eterėje laida Atvira studija. Mūsų svečias šiandien Antanas Benaitis. Įmonės MUBAS direktorius, gydytojas higienistas epidemiologas, buvęs higienos centro vadovas Jonavos. Sveiki. Labas vakaras. Aš noriu jūs paklausti, kaip jūs iš vis papuolėte į Jonavą. Jūs iš Pakruojo? Taip. Mano tėviškė gimtoji vieta yra Pakruojo rajonas. Na, likimo keliai nežinomi yra. Gyvenimas susiklosto taip, tie vingiai visokie būna ir kada baigiau Vilniaus universitetą, gavau paskyrimą į Joniškį. Na, galbūt aplinkybės nulėmė tai, kad tėvų namai netoli Joniškio. Ir tuo labiau, kad buvau gal skirstime 6, o gavau tik Joniškį, nes net Radviliškio negavau, kurį norėjau išvažiuoti pagal paskyrimą, nes tuo laiku buvo paskyrimai darbo vietų. Išvažiavau Joniškį. Joniškį susipažinau su savo žmona, vedėm, o paskui netikėtai gavau pasiūlymą iš ministerijos atvažiuoti į Jonavą, dalyvauti konkurse, užimti vietą tuo laiku sanitarijos epidemiologijos stoties vyriausiojo gydytojo pareigoms. Jūs ten dirbot paprastų gydytojų? Kiek laiko jūs ten pradirbot? 5 metus. 5 metus. 5 metus kuravau maisto objektus, mitybos higieną. Specializacija buvo tokia ir 5 metai, manau, kad buvo pakankamai patirties, kad galėčiau mėginti save realizuoti kažkuo daugiau, negu kad tuo metu. Kad tapt vadovu. Jūs čia konkursų tvarka buvot paskirtas ir kiek metų jūs dirbot higienos centro vadovu? Taip, buvo, kada atvykau, buvo rinkimai, nes tuo metu, 89 metais, tai buvo retas reiškinys, kada buvo tokiamis priemonėmis skiriami vadovai, daugiausia būdavo kažkokiais kitokiais būdais nusprendžiama, ar taps vienas ar kitas žmogus vadovu. Na, man taip jau lėmė, kad buvau vienas iš pirmųjų, kuris viešuose rinkimuose laimėjau tą vietą. Situacija buvo Jonavoje nedėkinga, nes daviau sutikimą ministerijai dar prieš Achemos avariją, o atvykau dirbti jau po avarijos. Ir buvo tokių daug abejonių, važiuoti, nevažiuoti, nes žinot, situacija buvo labai tokia Jonavoje įtempta, na, bet matomai jaunatviškas maksimalizmas nugalėjo ir nutariau atvažiuoti. Ir pradirbau Jonavoje, vadovaujančiose pareigose, apie 17 metų. Ir paskui palikot savo postą vdruk. Kodėl taip vyko? Taip atsitinka nedažnai, bet jūs nutarėt pats palikti, ar jūs kažkas paskatino? Grinai savo asmeniniu sprendimu tą nusprendžiau. Na, matomai, nebūna vienos priežasties, kodėl taip padarė žmogus vieną ar kitą veiksmą. Tai ėjimas į tą buvo turbūt ne vienadienis ir matomai neberadau savęs realizuoti to veikloj ir nusprendžiau kažką pakeisti. Jūsų vadovybė nebuvo nustebinta jūsų poelgio ir kaip šeima ar palaikė jūs tuo metu? Manau, kad vadovybė, bent jau Kauno, buvo nustebus, nes negaudavo didelių priekaištų iš vadovybės dėl darbo, dėl kitų. Tikrai buvo geri santykiai, bet matomai matymas to, kad mūsų sistema, visuomenės sveikatos sistema per tą 17 metų nelabai kur toli nuėjo, nes tokį pavyzdį atsimenu, kada tik pradėjęs dirbti, nuvykau į Panevėžį į higienistų suvažiavimą respublikinį ir ten kėlėm klausimus ir po 17 metų darbo mes beveik tos pačius klausimus vėl kėlėm. Ir matėm, kad mes vis dėlto neišsiveržėm iš tos kasdieninio tokio
stumdymosi, to tokio struktūrizavimosi veiklos savo ir toks ėjimas žingsnis atgal, žingsnis į šoną, struktūros reformos prasme, o funkcijų prasme irgi buvo vis mažinama ir tai, matomai, gal tas pastumėjo, kad žmogus nusprendė kažką keisti, kažką daryti kito. Jūs tapot higienistų, specialistų, o kas tėvai jūsų buvo? Mano tėvai... Kodėl jūs pasirinkot būtent tokią profesiją tuo metu? Mano eiliniai darbininkai, taip galėčiau pasakyti. Tėvukas kolūkį pradirbęs fermos vedėjų, gyvulininkystės fermos. Mama, mes šeimoje augom 4 vaikai, daugiausiai laiko skyrė mums, 4 broliams. Pakankamai buvo daug darbo su mumis visais ypatingai smarkiais tvarkytis. Paskui dirbau kolūkį ir paprasti eiliniai kaimo žmonės. Na, o pastumėjo į tą veiklą, gal sakyčiau, tokia daugiau, nesakyčiau, kad didelis kažkoks toks pašaukimas. Ne, gal ambicija, sakyčiau. Nes atsimenu tokį momentą, kada mano fizikos mokytojas sakė, o, tu nelabai ką pasieksi. O mano krikšto tėvas gydytojas. Na, galvoju, stosiu į mediciną ir įstojau, aišku. Ir kaip sakyt, kažką vis tiek pasiekiau, matomai toj srity, bet jinai gal nebuvo tiek man prie dūšios, kaip sako, kad negalėčiau pakeisti jos. O kaip jūs žengėt į verslą, juk tuo metu jūs patirties neturėjot? Ir ar jūs turėjot kažkokį tai, aš nežinau, ar užnugarį, ar kažkokį tai kapitalą tam tikrą, juk tai buvo rizikinga viską mesti, išeiti iš tokių pareigų ir užsiimti, kaip jūs sakot, pieštukų pardavimų. Jūsų verslas yra kanceliarijos prekės, bet kaip taip pasirinko? Na, šiandien sakyčiau, gal plačiau negu kanceliarijos prekės mūsų verslas. Daugiau gal einam po truputį į reklamos sritį ir tas jau po truputį ir jaučiam mes patys, ir gal mūsų klientai jaučia. O vėlgi, situacija tokia buvo, kada vaikai truputį paaugo, žmona neturėjo darbo, sugalvojom, reikia įkurti darbo vietą. Darbo vietą, susiradom patalpėlės tokias, pradėjom visą veiklą nuo, skaitykim, nuo nulio, paėmiau paskolą 10 000 litų, užstačiau butą savo ir pradėjau veiklą. Ir taip, žmona įsijungė į veiklą, aš aišku po darbo padėdavau, po truputį matau, kad tai yra įdomu man, tai ir priimtina dirbti ir atėjo tas laikas, galbūt toks momentas, kad aš turėjau rinktis arba einu į verslą, arba lieku valstybiniam darbė. Todėl šiandien turiu patyrimą ir valdiškos duonos patyrimą, ir turiu patyrimą verslo. Ir galiu palyginti ir vieną pusę, ir kitą pusę. Tai čia ir skaitau, kad yra privalumas. Tuo metu atsirado rinkos sąlygos, aišku, jeigu nebūtų tokių sąlygų, turbūt jūs taip ir dirbtumėt savo darbą kaip ir prie anos santvarkos. Matomai dirbčiau, jeigu nebūtų pasirinkimo kito ir būčiau pradirbęs, jeigu nebūtų likimas lėmęs atvažiuoti į Jonavą, tai Joniškį būčiau pradirbęs, žmonės pragyvena, kartom pragyvena, nuvažiuoja į Vilnių iš kaimo. Na, šiandien, aišku, situacija keičiasi, šiandien galima per parą pasiekti bet kurią pasaulio vietą, taip kad, nebelyginkim, bet tai vėlgi čia yra, kaip sakau, aš tikiu likimu ir kad tas likimas suklostė man taip gyvenimą, kad šiandien esu ten, kur esu. Jūs nesigailite dėl to ir jūs dabar patenkintas save realizuojat čia, bet vis tiek jūs likot specialistas, higienistas, taip sakykim, ir kas jums, vis tiek jūs stebit tą darbą, matot, kaip žmonės dirba šitą struktūrą, kas jūs vis tik netenkina ten, kokiu jūs turėtumėt pastabų šitai sistemai? Na, matot, aišku, iš šalies gal geriau truputį matyti kaip piliečių, ne kaip specialistui. Nematau kaip specialistas aš jau daug ko, nes toj virtuvėje nedalyvauju, jau 7 metai turbūt nedalyvauju tame visuomenės sveikatos problemų sprendimo procese, bet kaip pilietis galiu turėti savo nuomonę ir aš ją turiu, aišku.
Na, nesakyčiau, kad kažkas labai būtų baisu ir blogai. Žmonės gyvena, žmonės maitina, žmonės sportuoja, žmonės ilsis ir tai yra gerai. Ir netgi lyginant taip pagal statistinius duomenis, per 10 metų vidutinė tikėtina Lietuvos gyventojų trukmė pailgėjo. Nedaug, aišku, norėtųs, kad tas rodiklis būtų žymiai didesnis, vyrų, jeigu neklystu, yra 68 metai kažkur, moterų 78 su trupučiu. Tai nėra daug lyginant su Japonų, su skandinavų šalių, bet, reiškia, tendencijos yra geros. Aišku, sudėtinga būna, kada keičias sistemos, keičias administravimo struktūros, tada atsiranda daug tokių dalykų, kuriuos labai sunku suvaldyti, atsiranda visokių nenumatytų momentų ir labai sunku sudėlioti. O šiandien, na, jeigu lyginant, ką aš daryčiau kitaip, jeigu šiandien dirbčiau tam darbe. Na, sakyčiau, vis dėlto, galbūt tai yra jaunystės palikimas toks, ne visuomet ryžtingas sprendimas priimamas būna, kai reikia priimti tikrai ryžtingą sprendimą. Galbūt jis netiesiogiai įtakoja žmogaus sveikatą, bet gali turėti įtakos. O tokių daug sričių, kur yra ir šiandienai, tokių sričių, kur yra, kai aš jokios prekybos centrų sukilimas į tos labai stambių centrų sukilimas. Žmogui eiliniam nusipirkti gerai yra, bet tas, kuris šalia gyvena, tam birbia ir ventiliatoriai, tam ir privažiavimo keliai užstatyti, tam ir tie žmonių srautai padidėja, galbūt žmogus nori ramiau gyventi, bet jis jau negali. Tai tokių situacijų, kada vienas žmogus galbūt gauna kažką geresnio, o kitas nukenčia nuo to, tai yra, tų sprendimų reiktų ieškoti. Daugiau ieškoti šiandien. Na, bet šiandien jau sakyčiau ir geriau yra. Pavyzdžiui, kai mes dirbom, daug buvo tokios individualios veiklos, kada verslas prasidėjo, ar ne? Ir buvo garažai, kiemuose kūrės, remonto dirbtuvės, kitos. Na, kaimynas, daleiskim, gyvenantis šalia, tai jis kenčia. Ir būdavo tokių skundų, mes nagrinėdavom tokius skundus. Ir kaip išspręsti? Stabdyti žmogų į veiklą, kuris galbūt nori užsidirbti ir gauti pragyvenimo šaltinį, ar nežiūrėti to kaimyno tas pretenzijas arba netgi tą jo kokybės bloginimą gyvenimo. Nes mes dažnai nenustatom to tikslaus tiesioginio ryšio, kiek žmogaus sveikatą įtakoja kažkoks faktorius. Daleiskim, gera nuotaika arba blogas bendradarbis, kuris pastoviai suirzęs ir besikabinėjantis ar dar kažkas, bet jie visi mūsų veikia, tie faktoriai. Ir tokių situacijų nagrinėjimas toks rimtesnis, sakyčiau, gal būtų reikalingas. Ir šiandien, ir tada buvo reikalingas, ir šiandien, bet šiandien jau verslas pažengė toliau į priekį, jau tokių situacijų gal ir mažiau yra jau. Kas tuo laiku buvo tokių? Nu, o dabar jūs palėtėte tą dėl triukšmo. Sakykime, aš nežinau, ar dabar higienos centras ar kontroliuoja tokius dalykus, ar į jį reikia kreiptis, kad jisai pakontroliuotų. Nu, sakykime, dabar, Jonava, kiek aš žiūriu, matau, traukinys eina beveik per centrą miesto, tai aišku, triukšmo labai daug. Nu, aišku, to traukinį nesustabdysi, taip jau susiklostė, kad tas traukinys fejerverkai naktim 12 valandą, jūs gal ne pačiam mieste gyvenat, ne visuomet girdit, o mes čia girdim, kad būna triukšmo ne iš jo, ne iš to. Nu, tai čia ir policija turėtų kontroliuoti, bet matyt, nieks nesiskundžia, aš nežinau, bet vaikus prižadina signalizacija po langais ir varikliai mašinų, kaip sakot, garažų, bet čia ir be garažų užtenka to triukšmo. Nu, kas ten dar būna pas mus? Šiukšlės iš ryto veža, sakykime, ten nuo 7 valandų žmonės prižadina prie šiukšlių dėžių, bet į šitą reikalą kažkaip tai nekreipia dėmesio, o tai viskas veikia į mūsų gyvenimą. Teisingai veikia, bet vėlgi, šiukšlių nevežti negalima. Taip. Galima vėliau vežti. Jeigu traukinys, vėlgi matot, sakot vėliau vežti, vadimai, situacija tokia, kad vėliau veši,
transporto kamščiai, vėl negalimi, yra labai daug niuansų yra, kurie įtakoja vienaip ar kitaip. Taip kad traukinio nesustabdysi, jeigu žmonės važiuoja, nesustabdysi. Bet fejerverkai, yra įstatymas, kuris sako, kad norminis dokumentas sako, kad iki 10 valandos turi būti fejerverkai šaudomi, vėliau negalima šaudyti, jeigu aš neklystu. Tai reiškia, laikykimės mes jo, o kažkas turi kontroliuoti, neleisti to, jeigu kažkas pažeidžia. Matot, kaip skaitau, pirmiausia, reikia sukurti tinkamus norminius dokumentus, kad jie mums atitiktų, kad jie nebūtų kvaili. Nes patikėkit, šiai dienai mūsų aplinkoje, mūsų sistemoje kvailų norminių dokumentų yra. Jų ir anksčiau buvo, bet kad mes patys pastebėtume juos, kad mes juos ištaisytume ir jų laikytumėmės. Jūs turbūt dabar su jais dažniau susidurėt. Anksčiau jūs tik tai, jūs anksčiau kontroliuodavot, o dabar jūs tokiai situacijai, kad ir jūs turbūt kontroliuoja kažkokias tai institucijas, taip? Ir jūs matot jau dabar iš savo pozicijų, kur yra arba neteisingai, arba kvailai, kaip jūs sakot, o kur ir įstatymai visiškai netinka. Mačiau ir anksčiau, matydavau tokius įstatymų, tokių dalykų, kurie yra, sakyčiau, visai nieko nepagristi, bent mano matymu, kad nepagristi ir jie visai bereikalingi, bet kadangi yra norminis aktas, privalai jo laikytis ir niekur tu negali dėtis nesilaikęs jo. O šiai dienai negalėčiau sakyti, kad labai kontroliuojančios institucijos lipa ant galvos. Darbo inspekcija, socialinis, sodra, mokesčių inspekcija. Mes, visuomenės sveikatos, maisto veterinarinė tarnyba mažiau susidurėm su tais tikrintojais. O tie, kiek tikrina, tai negaliu skųstis, kad šiai dienai situacija yra pasikeitus, sakyčiau, bent jau kontroliuojantis nesikabinėja be reikalo. O anksčiau, prieš 15-20 metų, gal buvo ir iš tos anos sistemos, nes buvom atėję visi, buvo tokia situacija, kad verslininkas, ir aš kai žiūriu iš kitos pusės, kad verslininkas kontroliuojančių tikėdavo kaip dievu. Kad tai yra, jeigu kontroliuojantis pasakė, tai reiškia yra šventa. Bet niekas nesistengdavo patikrinti, ar tai tikrai tiesa. Ir tas kontroliuojantis galėdavo improvizuoti. Gerai, jeigu jis sąžiningas, tvarkingas, teisingas ir teisingai reikalauja. Bet jis galėjo reikalauti ir daugiau arba nereikalauti kažko. Geriau interpretuoti įstatymą. Interpretuoti žymiai plačiau. Ir šiai dienai vis tiek visuomenė po truputį, aš sakyčiau, gal tobulėja, apsišviečia daugiau, jie daugiau žino ir tai yra gerai, sakyčiau, nes ne tik, kad tikrintojas turi žinoti, tas, kuris dirba, irgi turi žinoti ir pasakyti, palauk, brolau, tu neteisingai iš manęs reikalauji, nes tas yra parašyta ne taip, kaip tu sakai, arba kitaip, galime mes panagrinėti kažkur jūsų struktūroje, aukščiau ar kitur. Tai yra gerai. Dabar yra ir teismai, gali ir į teismą kreiptis, anksčiau negalime. Tas jau yra gerai ir tas skaitau, kad ir jeigu ta visuomenė po truputį eis į priekį tą linkmę, tai bus tik geriau. Nes, matot, tarybiniai sistemoje, sovietiniai vadinamai, buvo ta kontrolė įkalta labai plačiai ir mūsų sanstoties vadinamos funkcija buvo pagrindę kontroliuoti. Mes turėjom funkcijų epidemiologija, infekcinių susirgymų, profesiniai susirgymai, tai yra darbe, dar kitos funkcijos buvo, bet sergamumas truputį bendra prasme, vaikų sergamumas, ten tokie mokyklų įrengimai, bet pagrindė buvo vis tiek kontrolė. Pagrindinė kontrolė. Šiai dienai ta kontrolės funkcija iš mūsų tos sistemos, tos visuomenės sveikatos centrų, nes pažiūrėkit, kaip pasikeitė viskas. Buvusis sanitarijos epidemiologijos stotis, šiandien tas funkcijas, šiandien turi paėmę maisto veterinarinė tarnyba, įkurta, prie veterinarijos tarnybos, bet yra atskirai įkurta, yra įkurta visuomenės sveikatos biurai prie savivaldybių, kurie užsiima švietėjišką veiklą, gyventojus šviečia. Yra likę maži padaliniai rajonuose visuomenės sveikatos centrų, filialai, apskričių, dabar apskričių nebėra, bet tai yra centrinių tokių didesnių įstaigų. Yra dalis funkcijų paimta darbo inspekcijos,
kas liečia darbų saugą, pagrindė, na, tik tai kiek mūsų tarnyba liečia, tai liečia darbo medicinos centras yra prie higienos instituto, jie ten kontaktuoja. Yra dalis funkcijų paimta ne maisto prekių kokybės inspekcijai. Matot, kiek išskaidyta inspekcija. Ir ta funkcija mūsų visuomenės sveikatos centrų daugiau tokia gal liko analitinė šiai dienai, nebeinspektuojanti. Tai pasikeitė. Ir nesakyčiau, kad tai yra blogai. Procesas ne vienadienis, bet kad žmonės suprastų patys ir reikia, kad juos išmokyti, tai yra žymiai geriau, negu kad prie kiekvieno kampo pastatyti po kontrolierių. Nepristatysimės prie kiekvieno kampo. Matom, tokiose šalyse kaip Čekijoje šiai dienai su metanoliu, su apsinuodijimo alkoholio, kas dedas. Tai žymiai būtų protingiau, kad būtų galima pasakyti, kad negerkim pilstuko, nerūkykim. Mačiau jūsų laidą ankstesnę. Diskutavom apie čigonus. Atsiprašau, romus. Nesvarbu. Tai yra apie jų kontrabandinės cigaretės. Jūs nepakėlėte nuo klausimo. Nekovoti reikia su jais, reikia nerūkyti visiems. Kada mes nerūkysim, išnyks problema. Nebus kas perka, o kodėl mes rūkom? Taip. Mes rūkom, aš pats rūkiau, aš žinau tą problemą, rūkiau apie gal 12 metų, bet šiandien jau virš 25 metų nerūkau ir esu laimingas, kad nerūkau ir nematau jokios problemos. Taip, jūs sakot apie tą kontrolę. Yra pliusų, yra minusų. Aš galiu pasakyti, su jumis bendradarbiavom, kada aš dar dirbau kažkada ekonominiai policijai ir tikrindavom degtinę. Tuo metu iš karto po nepriklausomybės buvo labai paplitę tas vadinamas pilstukas, bet tai buvo oficialiai parduodama kioskuose arba parduotuvėse, buvo nekokybiška degtinė, kuri netitikdavo reikalavimams. Ten yra kažkur tai gal 5 pagrindiniai tokie rodikliai šitam gėrime, kur turi žmonės, kur veikia sveikatai, pagal kurį galima greit patikrinti tą degtinę. Bet kaipgi būdavo, ateidavo į parduotuvę, jeigu kažkam iškildavo įtarimas, kad tai yra pagal skonį, pagal kvapą, ne tas produktas, kreipdavosi į mus ir mes ateidavom, areštuodavom tą partiją tos degtinės, paimdavom litrą jums reikėdavo, atnešdavom į sanepidėm stotį, jūs patikrindavot. Tvarkingai, greitai, viskas tvarko. Bet paskui atėjo tam tikras laikas ir mes jau negalėjom jums pateikti šitų, kadangi reikėjo mokėti. Anksčiau buvo tai viskas daroma nemokama, iš mūsų pusės aš turiu omeny, iš policijos pusės. Pas jūs, aišku, jūsų sąskaita tai buvo viskas daroma. Paskui pasikeitė tos visos sąlygos ir dabar jau iš vis niekas nepraktikuoja apie tai, kad paimti butelį, nunešti į ten maisto kontrolės tarnybą ir patikrinti, kas tas yra per gėrimas. Tai aš skaitau, kad nuo to irgi nukentėjo tuo metu nemažai žmonių. Na, matot, kaip sakėt, jūs tuo laiku buvo tikrinama. Reiškia, kažkokia dalis papuldavo per mūsų tą bendrą filtrą kontrolės, mūsų, mes atlikdavom tyrimus, jums kildavo įtarimas ir dalis būdavo naikinama ir panašiai. Nes aš pats atsimenu, kiek mes važiuodavom į karjerus išpilt pilstuko, tai ne vieną turbūt 10 ar 100 litrų esam išpylę ir be gailesčio išpylę. Šiai dienai situacija truputį kitokia turbūt. Sutikit, kad šiai dienai patekti prekybos tinklą falsifikuoto, netikro gėrimo yra kur kas sunkiau. Tai vėlgi mes, čia ne tik mes, bet visą visuomenę turėtų apsispręsti, ar mums reikalinga brangi kontrolės sistema, kur sakėt, kad reikia mokėti pinigus, kontrolės sistema ir pagauti 1 ar 2 pilstukų atvejus. Aišku, jeigu toks atvejis, kada apsinuodija ir miršta 20 ar 40 žmonių, tai nevertinama pinigais, čia jau, kada gyvybės klausimas eina, tai pinigai nebeskaičiuojami yra. Bet jeigu yra kažkokie atvejai tik tai pavieniai, o sistema yra labai brangi, tai vėlgi skaičiuojama, ką daryti. Galbūt ieškoti kitų metodų, kaip sukontroliuoti, kad nepatektų, arba kažkokių kitų būdų ieškoti, kad nepatektų netinkamas blogas produktas į apyvartą. Nes totali plačiai išvystyta kontrolės sistema maisto produktų, darbo sąlygų,
visus veiklos sričių sveikatos požiūrių, tai buvo daugiausiai išreikšta tarybinės sistemos šalyse. Vadinamas tai yra tarybinės modelis sukurtas kontrolės. Kitose pasaulio šalyse tiek nėra, nebuvo tiek tokių kontrolės mechanizmų, tokių brangių. Nes tai yra brangus mechanizmai, tai kainuoja pinigus. Pavyzdžiui, kalbant apie laboratoriją. Gerai, laboratorija yra gerai turėti Jonavoje ir mes savo laiku dėjom pastangas turėti vieną geriausių laboratorijų Lietuvoje, kadangi mes traktavom tai, kad yra chema, yra oro užterštumas, yra pastovus rizikos faktorius. Ir mes dėjom pastangas ir mes jau buvom pasiekę, kad mes turėjom gavę, aišku, apie 90 metus gavę dar sovietinę aparatūrą, bet mes jau turėjom ją. Mes galėjom daryti eilę, mes turėjom chromatografus, mes galėjom daryti sudėtingesnius tyrimus. Bet kada prasidėjo reforma, kada paskaičiavo, kad vis dėlto nesvarbu, kad Jonava yra taršos šaltinis, kad galbūt geriau nuvežti tą bandinį į Kauną arba į Vilnių, nes chromatografas kainuoja 10 000 litų, o bandinio nuvežimas tuo laiku nekainavo. Dabar kūras brangsta ir vėl kainuoja brangiau, bet matomai tiek neatperka, kiek brangi aparatūra. Ir jeigu ta aparatūra neapkrauta, dabar aš pilnai suprantu pagal verslo modelį, jeigu tu turi gerą aparatą arba daiktą su tuo, ką darai, kažkokį produktą, ir jeigu tu jo neapkrauni, tai tu neturi pelno, kadangi aparatas būna brangesnis negu kad pats produktas išleidžiamas. Aš norėčiau jūsų paklausti dabar, kaip jūsų šeima renkasi produktus? Sakykime, jūs specialistas šitos srities, jūs vis tiek perkat produktus parduotuvėje, kaip ir visi piliečiai. Ir kaip jūs renkatės tos produktus? Ar jūs naudojat tą patį kaip visi, ar jūs kažko tai vengiat, ar jūs kažko... Ar kažko ypatingas? Taip. Norit išgauti paslaptį, kuo mes kitokie. Ne, aš esu eilinis jonavietis, pilietis. Na, aišku, gyvenu kaime, prie miško. Truputį daržovių auginu, stengiuosi ir šiais metais galvoju, kad reikia daržą plėsti. Žemės turiu daug, bet galvoju, kad reikia daržą plėsti, kad savo daržovėm apsirūpinti pačiam. Vaisiais jau apsirūpinu irgi, šiemet obuoliais apsirūpinu pilnais savo. Ir nereiks turbūt pirkti jau šiemet. Na, o ten mėsą, kitus produktus, aišku, reiktų jų mažinti savo racione. Ta teoriškai žinau, bet labai sunku padaryti, praktiškai. Perku iš parduotuvės. Netgi iš turgaus perku, nes šiai dienai, manau, kad šiai dienai kontrolės sistema turgui nėra bloga. Aišku, galim kalbėti ten lenkišką produkciją, lietuvišką, nelietuvišką ten, bet pati, kad būtų saugus produktas, šiandien aš sakyčiau, neabejoju labai. Nes veterinarijos tarnyba dėl trichineliozės, dėl kitų, didžiausia turbūt bėda yra trichineliozė mėsos produktą, mėsai pačiai mėsai, žaliai. O ten gaminiam tai galbūt ten ir kitos maisto toksinės infekcijos. Bet šiai dienai mes labai daug negirdim, kad būtų, kai būdavo prie kokiais 75-80 metais, kada būdavo stambus protrukiai, arba aš jau nebesusiduriu paskutiniais metais, negaliu atsakyti, bet šiai dienai negirdim mes didelių apsinuodijimų infekcinės kilmės produktais, kad būtų sukelta bakterinės kilmės apsinuodijimų. Nėra tokių labai daug. Tai reiškia gerai yra, reiškia sistema po truputį pasiteisina. Aišku, kalbant apie cheminę taršą, galbūt ne viskas yra padaroma. Galbūt šiandien aš nežinau, nes tai vėlgi yra kontrolės mechanizmas nepigus, kad užtikrinti kiekvieną partiją. Matomai, kiek jau prie mūsų buvo, kai mes dar dirbom, jau buvo keliami klausimai, kad tikrinti atskiras partijas, ar pasirinktinai, arba ten platesnio spektro kiekis partijų patikrintas būtų, kad būtų tikimybė išvengti apsinuodijimų taršos produktų. O šiandien negaliu sakyti, kad yra labai blogai. Jūs pakankamai socialiai aktyvus žmogus. Jūs dalyvaujat ir visuomeninėje veikloje, esat klubų, alaus klubas, teniso klubas, esat prezidentas.
Teniso taip, o alaus klubo tik narys šiuo metu. Ai, dabar tik narys, bet buvot prezidentu kažkada, taip? Daug mūsų buvo prezidentų. A, jūs keičiatės. Taip. Aišku. Sakykit, kaip pas mus, kas tai čia dėl, sakykime, teniso klubo? Jisai pas mus kaip funkcionuoja ir kas ten įeina? Ar ten treniruojasi vaikai, ar ten būna, kad gali užaugti toks kaip berankis panašiai Jonavoje, ar tai tenisas tik tai suaugusiam žmonėm? Gerai būtų turėti savo berankį Jonavietį. Kaip? Gali klube būti kiekvienas. Yra nuostatai klubo, rašot pareiškimą, įstojat, jeigu jūs turit pomėgį tenisui, žaidžiat, arba bent jau norit išmokti žaisti, ir galima tą padaryti. Per mūsų klubą yra kitas klubas dar, Achemos sporto klubas, kur teniso sekcija gana stipriai išreikšta. Na, kad vaikus mažus mokyti, neturim tokių galimybių, reikia turėti trenerį. Taip. Trenerį mes klubo narį turim trenerį vieną, kuris toks aktyvus ir su vaikais užsiima, bet kas nori, tas individualiai mes visuomet parekomenduojam individualiai, kas skambina, ir paskutiniu metu man skambino prieš 2 savaitės moteriškė, sako, turiu vaiką, kuris ten 9-10 metų, kuris nori užsiimti tenisu. Daviau telefoną, jie susiskambino ir matomai pradėjo mokintis ir gal jau ir... Bet tai yra individualiai, nėra tokio pas mus masiškumo, kad eitų vaikai, daleiskim, grupė 20 žmonių, eitų žaisti tenisą į klubą ir kad treneris juos visus treniruotų. Taip nėra. Jeigu pagal jūsų tą principą reikia suprasti, kas yra tenisas. Tenisas yra individualus žaidimas. Taip. Jeigu pagal jūsų principą 20 vaikų ateis pas vieną trenerį, jau bus treneriai kokie 3, tai mums reikia kokios 12 aikštelių Jonavoje. Šiandien mes turim Achemos komplekse Atgaivatau vieną aikštelę ant kilimo, turim Ralio gimnazijui, ačiū direktoriui Rimkui, 2 aikštelę, šiai dienai yra 3 aikštelė dar neveikianti Samulevičiaus ir Vareikio mokyklų stadione. Tai 3 aikštelės. Ir iš šios šiai dienai veikiančios tik tai 2. Tai mes 20 vaikų negalim, nes mūsų klube yra apie virš 20 žmonių, kitam klube dar irgi virš 20, aktyviai žaidžiančių suaugusių žmonių yra gal 50-60, taip grubiai skaičiuojant žmonių Jonavoje. Tai į tai jau yra nemažai, skaitau, kad kurie 50-mečiai ar 40-mečiai pabėgioja 1 sykį ar 2 sykius per savaitę, tai yra jau šis tas. Tai yra šis tas ir tai jau yra gerai, skaitau. Ir jeigu žmonės ir maži, ar suaugę, ar kiti, vietoj to, kad neturėtų ką veikti, šlaistytus kažkur, o užsiimtų sportų. Manau, kad tenisas yra tas šaka, kur tikrai yra maloni ir viliojanti, nes aš pats asmeniškai žaidžiu netiek jau senai, gal 6 metai. Na, matot, visuomenės sveikatos veiklą palikau ir pradėjau sportuoti, nes kažką reikėjo pakeisti. Ir patenkintas esu, šiandien man reikia ir po jūsų iš karto važiuosiu žaisti. Taip, kad reikia sportuoti. Taip, čia reikia pačiam noro, o tam, kad užaugtų berankis, tai turbūt turi jį auginti atskirai kažkas tai iš tėvų ar trenerių ir panašiai. Na, kad berankis reikia ir talento, truputį tokio įgimto talento būti. Aišku, ir kaip sakoma, 1% talento, 99% darbo. Taip, reikia dirbti. Ir nuo mažų dienų reikia dirbti, nuo kelių metų pradėti dirbti, kad gauti rezultatą. Gerai, yra alaus klubas dar pas mus Jonavoje toks. Kokia to klubo užduotis ir funkcija? Kaip jisai funkcionuoja, kiek yra narių, jūs buvot prezidentų, bet jūs keičiatės, sakot. Taip, mes keičiamės kasmet, vis būna naujas prezidentas kiekvienais metais. Egzistuojame jau senai, neatsimenu, gal kokį 16 ar 17 metų, gal jau daug egzistuoja klubas. Klubo veikla pagrindė paremta bendravimu, kultūringų laiko praleidimu. Labai daug kas įsivaizduoja, kad alaus klubas tai daug gerti. Ne, gali išgerti alaus bokalą ir gali mažą alaus bokalą prie vakarą išgerti ir gražiai pabendrauti ir būti patenkintas. Tai yra pagrindinis toks mūsų to klubo ta veikla ir toks mūsų matymas, kad prie alaus bokalo
o yra mūsų patriarchai pasakė, kad alų gert sveika, taip kad tik tai reikia su saiku gerti, kaip sakoma, tiek, kiek, kad nepakenktų. Bet jūs ten kokius nors rimtesnius klausimus sprendžiat to pokalbio metu, arba jūs viens kitam kaip klubo nariai padedat esant reikalui? Na, mes, jeigu šiaip žiūrint bendražmogiškai, tai mes šiaip, vat, jeigu aš jūs pažįstu, kreipsitės, jeigu galėsiu, ir šiaip padėsiu, ir ne klubo nariui, nebūtinai čia yra, o klubas tai yra galbūt bendraminčių bendravimas. Tas klubai tam ir yra klubai kuriami, kad rast bendrų idėjų, bendrų minčių, kad atėjus į vakarą, kad būtų tau malonu, tai svarbiausia tikslai. O kad mes nekeliam kažkokių kitų tikslų. Nėra. Nors labai daug kas įsivaizduoja, o jūs čia visokie... Masonai. Jo, panašiai vos ne masonai ir kad jūs kažkokie baisus. Ne, mes neturime jokių tikslų ir žmonės nesupranta, kad mes galim neturėti kažkokių ypatingų tikslų. Mes galim turėti norą bendrauti. Ir tai įrodo, mes dabar galbūt ta veikla truputį tokia apsiribojo klubinė grinai. O mesgi esam turėję tokių renginių kaip alaus šventės, miesto šventės. Mes iš savo mokesčio lėšų darydavom miesto šventės, aišku, pritraukdavom rėmėjų truputį, ten netgi atsimenu tokią šventę, kai dalyvavo Bingelis prie dabartinės Rimi parduotuvės kosmonautų. Tai buvo gal kokie 2-3 tūkstančiai žmonių susirinkę, jonaviečių. Tai aš manau, kad tikrai buvo, savo laiku buvo ir mes darėm, ir niekas netikėjo, kad mes darom, šiaip darom. Kad mums patinka kažką padaryti gero žmonėm ir nesakyčiau, kad to ir kitose šventėse, kad būdavo labai ten girtaujama, mes turim išmokti, mes turbūt neišmoksim visai negerti, aplamai visa visuomenė. Gal ir nereikia? Išmokti reikia gal gerti kultūringai, kad gali vyno taurė ar brendžio taurė maža visam vakarui gali būti labai normali paskata bendravimui ir panašiai, nes kaip patikėkit manim, kaip medikų, mažos alkoholio dozės. Ne veltui Bobelis yra sakęs, mažos dozės organizmui yra gerai, bet kad mes nežinom, kur tos dozės riba. Kad gali būti riba labai normali 50 arba 100 gramų per dieną arba per vakarą visą. Čia klausimas yra. Klausimas tame. Jūs anksčiau dalyvavot politikoje ir dabar dalyvaujat politikoje, bet anksčiau tai buvo aktyviau. Jūs buvote renkamas tarybos narių, kiek aš taip, su pertraukom apie 9 metus buvau. Apie 9 metus. Taryboje. Dabar jau jūs taip aktyviai nedalyvaujat. Jūs nusivylėt, ar jums neįdomu pasidarė? Matot, norint daryti kažką rajono veikloje gero, reikia turėti komandą. Jeigu tu komandos neturi, tai sudėtinga daryti. O būti statistu man visai neįdomu. Būti statistu, kilnuoti ranką ir tik tai sakyti, kad arba netgi tavo prieštaravimas, kad ir labai protingas gali būti į dangų neinantis, tai vėlgi tada pagalvoju, kad galbūt leist tiem, kurie kažką gali padaryti ir panašiai. Nes mano principas labai toks, sakyčiau, gal įdomus yra, jeigu man reikia kažką daryti ir galiu daryti įtaką, kažką keisti, aš keičiu, jeigu negaliu keisti tos įtakos, einu ten, kur galiu keisti. Ne veltui mano horoskopo ženklas liūtas. Reikia, tos įtakos man reikia turbūt. Dabar visi veržiasi į Seimą ir pas mus nemažai kandidatų ir Jonavoje. Dabar, matomai, pažiūrėjo, kaip į praeitą Seimą praėjo koks kolektyvas, tai dabar daug labai norinčių. Jeigu jums būtų tokia galimybė, jūs eitumėt į Seimą, norėtumėt pakeisti kažką tai rimčiau Lietuvoje? Jeigu neklystu, buvo siūlymų, kažkas siūlė, sako, gal norėtum eiti. Neminėsiu kas, nei kaip, bet sakiau, ačiū už ką man tokios, kaip sakyt, ką blogo padariau. Šiaip, iš principo, šiandien, kaip verslininkas sakysiu šiandien, Lietuvoje bloga yra tokia nuostata, kad mes aplinkui visi vagys, nusikaltėliai blogi. Nelabai kas tikė, kad gali būti žmogus, kuris, jis sako, aš
noriu gyventi ramiai, tvarkingai, noriu mokėti mokesčius, kas irgi niekas netikė, kad aš noriu mokėti mokesčius, arba nebūtinai aš apie save kalbu, bet kalbu aplamai, kad noriu mokėti mokesčius ir noriu gerai gyventi. Na, mes visi norim gerai gyventi, kuris nenori gerai gyventi. O tokia nuostata, kad ne, visi kiti blogi, kad nori apgauti, nori kažką padaryti. O ta nuostata tokia bendra, tokia mūsų ore plaukiojanti, ta nuostata tokia. Ir tas mane labai erzina. Nu ir apie tos, kurie eina į Seimą, turbūt lygiai taip pat, ką jūs dabar charakterizavote, taip žmonės turbūt apie juos galvoja, dauguma. Žmonės apie juos taip galvoja. Bet negaliu sakyti, kad Seime ten visi blogi. Ne. Be abejo. Yra galbūt didesnė dalis, kurie daugiau į save žiūri, o tam mažesnė dalis būna užgožta tų kitų. Ir dėl to taip mes nebematom to geresnio prado. O kaip sakyti jūsų vaikai, jūs turite vaikus, taip? Taip. Jie dirba kartu su jumis, ar jiems niekada nekilo mintis palikti Lietuvą, išvažiuoti ir plėsti savo verslą arba kažkas tai tokio užsienį, sakykime. Čia pas mus sąlygos galbūt netinka, kiti taip sako. Dukra dar mokos, taip kad reikia priversti mokslus baigti, o sūnus jau baigęs. Ir kol kas mes kuriam bendrą viziją mūsų veiklos, mėginsim mes įjungti savo veiklą ir plėtoti Lietuvoje. Na, aišku, galima dirbti, na, čia aišku, ne kasdien, ne kiekvienam tą galim pasakyti, bet galima dirbti plačiau ir Lietuvoje gyvenant plačiau dirbti. O tai būtų tinkamiausias dalykas, nes užsidaryti, šiai dienai užsidaryti vien tik Lietuvos mastu, yra per daug didelė civilizacija, per daug didelė yra migraciniai tie visi momentai, kiti. Šiandien jau pasaulyje suprasti, kai tik tai vieną Lietuvą beveik labai sunku yra. Ir šiandien mes jau turim tokių kontaktų, kad dirbam ir su partneriais, ne tik Lietuvoje. Atrodo, kad mes čia kas prekiaujam pieštukus, bet turim kontaktų ir su užsieniu ir matomai mes ateityje eisim link to, nes sūnus verslo vadybą baigė mokslus ir mes su tuo siejam savo ateitį. Ir šiai dienai nėra tokios minties jam, kad išvažiuotų kažkur ir gyventų kitur. Ne. Verslas gali normaliai plėstis ir Lietuvoje. Taip, ir netgi būdamas Lietuvoje plėstis plačiau negu Lietuvoje. O kiek jums valandų per dieną tenka dirbti? Jūs dirbat valstybės tarnyboje ir dirbat dabar versle. Ar jums užtenka 8 valandų? Na, turėjau tokį posakį, nežinau, ar jis tinkamas ar netinkamas, bet daugam sakydavau. Pradėjai verslą, reikia dirbti 26 valandas per parą. Nesvarbu, kad tiek nėra valandų, bet reikia tiek dirbti. Tik tai kokiais 2-3 metais gali pradėti po 20 valandų per parą dirbti. O paskui jau, šiai dienai jau, kada mes vis tiek mūsų įmonė jau yra 19 metų, nedaug nemažai, jau galima lengviau dirbti. Aišku, kada atsiranda, jeigu įjungsiu sūnų į veiklą, tai jau bus lengviau vėl, jau bus kuo remtis, bus galima kažką daugiau, galima bus daugiau skirti. Nors negaliu sakyti, kad aš savo laiko skiriu ir pomėgiam, ir alaus klubui, ir tenisui, kaip sakėt, taip kad galima surasti, galima suderinti viską. Nu kągi, mūsų laikas jau prie pabaigos atėjo, mes palinkėsim jums sėkmės jūsų versle ir asmeniniam gyvenime. Ačiū jums už pokalbį. Ir dėkojam žiūrovų iki ateinančio trečiadienio.